kartu gyventi, kad džiaugsmas būtų tobulas. Čia va vienas pavyzdys iš rašto, mes tai vadiname kilimo modelis. Ar lietuviškai kitaip galėtume pasakyti? Gal gerai? Mintis suvokėt, o vėliau gal ateis jums geresnis žodis, kilimo modelis. Prašau, jeigu yra kokie komentarai, nuomonės, nepasitenkinimai, sakykite dėl to kilimo. Tai čia ne kiekvieną laišką taip galima... Kodėl kilimo? Ne kiekvieną. Todėl mes ir turime hermenetikoje arba Biblijoje skirtingas literatūrinės struktūras. Čia viena iš jų. Jūs galite, mes dabar bažnyčioje visi kartu studijuojame Efeziečiam laišką sekmadieniais ir jūs galite irgi pamatyti. Paėmė Efeziečiam 1:3, kur sako, te būna palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino mūsų Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje. Pamatinė eilutė. Ir vėliau mes statome tavo padėtis Kristuje. Užantspaudavimo šventąja dvasia. Tavo atėjimas pas tėvą. Ką Kristus padarė, kada tu buvai miręs nuodėmėse, ar ne? Kas įvyko, kada tu neturėjai draugystės su Dievu, buvai atskirtas nuo Dievo. Kaip tu statydinėsi šiandieną šventykloje ant apaštalų ir pranašų pamato, kertinis akmuo yra Kristus. Trečiam skyriuje vėlgi kokia paslaptis mums yra atskleista kaip palaiminimas. Toliau ta nuostabi Pauliaus malda už tikinčiuosius, kada jisai suklumpa. Toliau 4 skyrius mūsų pašaukimas, dvasinės dovanos, naujas žmogus, kuriuo mes apsirengę. 4 skyriaus pabaigoje, ką mes praktikuojame. 5 skyrius mūsų prisipildymo šventąja dvasia, gyvenimas šeimoje, gyvenimas tarp tėvų ir vaikų, gyvenimas darbe, tikinčiojo ginkluotė, visi dvasiniai palaiminimai ir vėl jūs galite turėti nuostabų kilimo modelį. Kitose vietose jūs to nerasite, bet ten rasite kitas literatūrinės struktūras. Prašau, jeigu yra dar kažkas, sakykite. Toliau pasižiūrėkime visi kartu. Čia truputėlį mano numeracija nelabai gera, bet nusileidimo modelis parašytas. Tai mes apie jį šiek tiek dabar visi kartu. Čia kur Samuelio? Jo. Gerai parašyta, antras su skliausteliu, po to aš nemačiau va šitos. Gerai viskas, nieko nekreipkite dėmesį. Mes pažiūrėsime visi kartu į nusileidimo modelį. Tai yra tokia literatūrinė struktūra ir šitoj vietoj mes paimsime 2 Samuelio, 13 skyrius, nuo 3 iki 30 eilutės. 2 Samuelio 3, nuo 3 iki 30 eilutės. Tai čia rašyti nusileidimo modelį? Pas jūs neužrašyta, nieko. Nusileidimo modelis, ačiū, kad pasakė. Čia prie A su skliausteliu. Atsiprašau, aš galvoju, kad pas jūs užrašyta nusileidimo modelis. 2 Samuelio 13, 359 puslapio apačioje. Čia užmiršau, kas skaitėte paskutinis ar paskutinį. Ir nesvarbu, Amnonas turėjo draugą Jonabadą, Dovydo brolio Simėjo sūnų. Jonabadas buvo labai gudrus vyras. Dėkoju. Vadinasi, B mažytė raidė su skliausteliu. Jonadabas, apie kurį mes skaitome, ir Amnonas, B mažytė su skliausteliu. Viskas prasideda, kad Amnonas turėjo draugą. B su skliausteliu. Amnonas turėjo draugą. Jonadabą. Amnonas buvo sūnus. Kaip sakot? Dovydo sūnus. Tai buvo vienas iš Dovydo sūnų. Teisingai sakote. Vadinasi, jisai turėjo draugą. Ar gerai turėti draugų? Gerai. Aišku, kad gerai. Na,
O dabar žiūrėkime toliau, Jurijau, jeigu jūs galėtumėte 13 skyriaus 5 eilutę mums perskaityti. Zenobadas jam tarė, apsimesk sergančiu ir nesikelk iš lovos. Kai tavo tėvas ateis aplankyti tavęs, sakyk, tegul ateina mano sesuo Tamara ir paruošia man matant valgio, kad valgyčiau iš jos rankų. Nu va, draugai tam ir yra. Yra geri draugai, yra blogi draugai. Kas čia vyksta šitoj draugystėje? Planas apdarys. Tai vadinasi, C mažytė raidė sugalvojo, kaip meluoti. Draugas ateina. Apsimesk sergančiu ir nesikelk iš lovos. Vadinasi, šitoj vietoj mes matome, kad iš pradžių yra draugas, paskui yra sugalvojamas melas. Šitoj vietoj, kada sugalvojamas melas, asmuo atsistoja kryžkelėje, ar ne? Stovi ir kryžkelė. Du keliai, ar ne? Vienas ir antras. Skaitykime, prašau, 2 Samuelio 13:6 Igorį. Amnonas atsigulė ir apsimetė sergas. Karaliui atėjus jo aplankyti, Amnonas prašė karaliaus. Prašau, tegul ateina mano sesuo Tamara ir paruošia man, matant porą pyragaičių, kad valgyčiau iš jos rankų. Na va, tu atsigulk, apsimesk ir pasakyk tėvui. Ir ką mes skaitome 13 skyriaus 6 eilutėj? Melas praktikuojamas. Melas praktikuojamas. Amnonas atsigulė, kaip sakė draugas, ir Amnonas apsimetė, kad jis serga. O šitoje vietoje mes jau pradedame aiškiau matyti tą nusileidimo modelį, kas vyks. Čia buvo pasiūlyta, kada sakoma meluoti arba apgaudinėti, ką pasiūlė draugas Amnonui. Ką draugas pasiūlė? Melagingą planą. Truputėlį tai teisingai, bet truputėlį dar giliau nueikite. Nuodėmę padaryti. Draugas pasiūlė nusidėti, nei mažiau, nei daugiau. Sako, aš tau siūlau nusidėti, atlikti nuodėmę. Ir mes matome, kad jis pradeda melą praktikuoti. Jūs žinote, čia jokia paslaptis, kad kada tu nusidedi ir nuodėmės neišpažįsti, kad nuodėmė pataps nuodėmių grandinėlę. Nes nuodėmė gimdys kitą nuodėmę. Viena nuodėmė ves į kitą nuodėmę. Ar ne? Čia tas pats kaip pradžios knygoje. Iš pradžių Kainas sugalvojo planą. Jis planą įvykdė, brolį nužudė. Ką jisai darė po nužudimo? Melavo. Jis melavo, nežinau, kur mano brolis. Tai vadinasi, mes kalbame apie tą nusileidimo modelį. Draugas, pasiūlymas nusidėti, pasiūlymas priimtas, Amnonas nusidėjo. O dabar prašau, atkreipkite vėl dėmesį į eilutę, kuri atspausdinta jums užrašuose. 2 Samuelio 13:11. Regina, maloniai padėkit mums. Jei įnešus valgį, Amnonas nutvėręs ją tarė, gulk su manimi mano seseryje. Jūs įsivaizduojate? Sesuo atneša valgyti. Ir jisai šitoj vietoj ką sako savo seseriai, kas mums buvo perskaityta? Gulk. Gulk su manimi. Reiškia, turėk seksualinius santykius su manimi. E mažytė raidė su skliausteliu. Blogi troškimai ir geismai.
blogi troškimai ir geismai. Tas mes galim pasakyti, kad čia yra nuodėmės progresas, progresuojanti nuodėmė. Nuodėmės grandinėlė, taip. Ir žmogaus degradacija. Viena nuodėmė veda į kitą nuodėmę. Tai ką jūs ir sakote. Ir dabar po melo atsiranda blogi troškimai ir blogi geismai. Gulk seserie su manimi. Nijole, ar galėčiau jūsų paprašyti perskaityti 13 skyriaus 14 eilutę. Tačiau Amnonas nenorėjo klausyti jos ir būdamas už ją stipresnis išprievartavo ją. Ačiū. Jūs prie F mažytės raidės tiesiog galite pasirašyti, kas įvyko, ką Amnonas padarė. Amnonas išprievartavo seserį. Amnonas išprievartavo seserį. Aš niekaip kitaip negaliu pasakyti, bet jeigu jūs esate atgimęs žmogus iš šventosios dvasios, kuris pažįsta viešpatį ir skaitote Dievo žodį, tai nuodėmė turėtų būti jums bjauri, aš negaliu apibūdinti jokių kitų žodžių. Bjauri, nemaloni. Ir pasižiūrėkite, kas darosi. Melas, blogi troškimai ir geismai, išprievartavimas. Amnonas išprievartavo seserį. 2 Samuelio knyga 12 skyrius. 28 ir 29 eilutės. Onute, ar galėtumėt perskaityti? Abšalomas įsakė savo tarnams, kaip Amnonas bus įsilinksminęs nuo vyno ir aš jums pasakysiu, muškite Amnoną, nužudykite jį, nebijokite, nes aš išsakiau jums, būkite drąsūs ir našlūs. Tarnai padarė Amnonui, kaip Abšalomas įsakė. Tada visi karaliaus sūnus atsikėlė, užsėdo, kiekvienas ant savo mūrų ir pabėgo. Dėkoju. Prie G mažytės raidės mes galime užrašyti, kas dar įvyko. Nužudo brolį. Absalomas užmušė brolį. Absalomas užmušė brolį. Brolių karas. Ir kaip jūs matote, kaip liūdna darosi, ar ne, visą tai skaitant. Kas vyksta tik vienoj šeimoj. Arūnai, leis man užbaigti H ir I raidės ir tada pertraukoje atiduosime visą skolą. H mažytė raidė. Galime mokyti žmones, kas atsitinka, kada priimi neteisingas mintis ir joms pasiduodi. Galime mokyti žmones, kas atsitinka, kada priimi neteisingas mintis ir joms pasiduodi. Ir į mažytę raidę su skliausteliu viskas sugriūna, kada nuodėmė įleidžiama į gyvenimą. Viskas sugriūna, kada nuodėmė įleidžiama į gyvenimą. Čia mes turime nusileidimo modelį. Jeigu bus kokių komentarų, pastebėjimų ar klausimų, po pertraukos mes juos priimsime. 10 minučių pertrauką jums pailsėti. Jau.